lampa. Labai gerai, nes čia pirštai užsidengs, čia liks man. O, draugė. O, tai va. Labadiena, tai šiandieną yra mūsų antrasis epizodas ir jame mes kalbėsime apie ryšio kūrimą ir su klientu ir tiesiog iš esmės, kas yra tas ryšys, kaip jį kurti ir tai kur ta paslaptis. Kad vieni sukuria, kiti nesukuria to ryšio. Ir dar, man atrodo, prie ryšio kūrimo organiškai paliesim ir grįžtamojo ryšio temą. Tai yra ne tik iš tos vienos pusės, kad kurti, bet ir Gauti atgal. Jo, tai labas merginos, nes dar Sveiki. taip nepasisveikinam. Labas, mėly žiūrovai. Tai pradėkime nuo to, gal apskritai, tai kas tas ryšys? Nes, žinai, mes daug kas girdim. Ryšys. O iš esmės, kas jisai ir kam jis reikalingas? Mano čia yra labai mylima tema. Mano darbas yra su tuo susijęs, nes be ryšio sukūrimo aš negalėčiau daryti to, ką darau. Tai nebūtų jokios sesijos, nebūtų jokios konsultacijos, nes be ryšio, tai yra be vienas kito pajautimo, susipažinimo vienas su kitu, be vienas kito priėmimo ir leidimo būti taip, kaip būnasi, nebūtų įmanomas apskritai joks atviras bendravimas siekiant išspręsti kažkokią problemą. Tarkim, mano atveju, kadangi jau paminėjau profesinę sritį ar ne, tai būtų neįmanoma nei mediacijos pravesti, jeigu nėra ryšio, nei asmeninės sesijos pravesti, nei padėti kažkaip tai tam žmogui išspręsti jo kažkokį klausimą, nes jeigu nėra to tarpusavio pajautimo ir susikalbėjimo, tai niekas nevyksta, tada vienas savo, kitas savo, mes kaip ir techniškai, ir čia dabar, ne, tai mes irgi esam, nes turim tam tikrą ryšį, viena į kitą reaguojam, replikuojam, tai ir kalbam ir klausom, tai yra santykio kūrimas. Taip. Nors techniškai galėtumėm atsėdėti, žinai, tu pasakai, aš pasakau, ačiū ir viso gero. Tai ir šitoje vietoje labai gerai pasakei, ne tik tai, kad mes esam čia ir kuriam tą ryšį, bet mes esam čia dėl to, kad mes turim labai panašų požiūrį. Ir čia mes vėl ateinam į tai, kad kaip yra svarbu ne tik tai išgirsti ir ne tik tai klausyti ir tai, ką tu dabar kalbi irgi, kad tu nesukurtum ryšio su žmogumi, jeigu tu neklausytum, bet mes, jeigu iš pardaviminės pusės, tarkim, iš mano požiūrio kampo, ar ne, mes negalėtume ir parduoti, nes mumis niekas nepasitikėtų, netikėtų ir nežinotų, kas mes tokios esam. Taip. Tai aš tada taip trumpai įvesiu, iš tikrųjų, tai apie ką mes šiandieną kalbėsim. Tai, žinai, tokių klausimų, jums ir kartu klausytojui, tai kiek kartų per savo gyvenimą, gal taip neatsakysiu, esi nusipirkęs produktą arba paslaugą, ne visai dėl to, kad tau jo reikėjo, bet todėl, kad žmogus buvo fainas ir savas. Dažnai yra pasitaikę. Yra buvę Ir dabar yra. Vien dėl to, ypatingai, ką Kristina paminėjo, dėl panašaus požiūrio, ypatingai jeigu kažkas tavo aplinkoj, su kuriuo jau turi kažkokį santykį ryšį, pradeda kažkokią veiklą. Tai iš tos empatijos, žinant, per ką žmogus eina, per kokius sunkumus jisai eina, kai matai, kad tu gali prisidėti ir irgi kažkokios vertės gauti savo, tai faina labai tą padaryti, nes tai yra labai svarbu. Tam žmogui tai irgi yra tam tikra prasme palaikymas ir patvirtinimas, kad yra vertinga ir prasminga tai, ką jisai daro. Ir man atrodo, mes šitą bendražmogišką savybę, kuri mums apskritai, gyvybiškai yra svarbi, man atrodo, mes visais įmanomais būdais realiai nieko nedarom, tik tai siekiam to ryšio, tik tai kartais labai pasitelkiam tokias nesąmoningas, kažkokias keistas, priemonės, kurios duoda atvirkščią rezultatą, bet iš esmės tai, mes norim vieni su kitais būti, bendrauti, patirti, dalintis. Tai man tikrai dažnai tenka ir aš šiaip tai net ir sąmoningai realiai tą darau. Aš esu iš tų, kur iš tiesų labai dažnai palaikau tuos mažuosius verslus, mažuosius kūrėjus arba tuos, kurie pradeda, nes man atrodo, tiesiog tai savaime suprantama, nes tas, kas jau didelis, jau jis ir turi daug užsakymų ir jam jau sekasi. Savo kelią jau nuėjo iki to. O tie mažieji, tie, kurie dar tik pradeda, man toks natūralus noras atrodo,
pastumėti, paskatinti, pamotyvuoti. Tai vat, ir taip iš tiesų ryšys susimesga. Ne vieną kartą esu tą patyrus. Tu tiesiog pamatai, kad vau, kaip faina. Ir tu tiesiog tampi arba, priklausomų nuo jo paslaugų. Yra buvę. Arba tiesiog tau tai gaunasi natūraliai ir tau netgi tai smagu jau daryti. Taip. Bet šitoj vietoj, ką aš irgi labai dažnai pastebiu, kad mes turbūt nebereikalo esam čia susirinkusios, nes labai panašiai vertybiškai matom, ar ne, mums yra svarbu, aš apskritai kaip sakau, mes esam socialios būtybės, ar ne, bendrauja, ta prasme, be bendravimo uždaryk mus į negyvenamą salą, tai viskas, kaip sakau, nupušim. Tai ten ir taigi filme tam pasidarė kamuolį, kad būtų su kuo bendrautgi. Tai va, nes mums reikia, iš esmės mums reikia palaikymo, mums reikia pasikalbėjimo, išklausimo, patarimų galbūt, ar ne, ir visa kita, ir mes palaikom. Bet labai dažnai matau tai, kad kiti net nesupranta, ką reiškia tas palaikymas, kad tam žmogui yra labai svarbu. Tikrai taip. Ir šiai dienai, kai yra vartotojiška ta visa visuomenė, mes labai dažnai susiduriam, kad to palaikymo nėra, kad to ryšio nėra, nes visi tiesiog next, spaudžiam, skrolinam ir visa kita. Ir čia atsakymas yra besipiktinantiems, kodėl ant šitos vietos yra tiek daug coacherių, mentorių, psichologų ir kitų specialistų. Ir jų bus dar daugiau. Todėl, kad mes kaip visuomenė dasigyvenom iki tokios ribos, kad tam, kad tu palaikymo ir supratimo gautum, moki pinigus. Realiai, žmonės antiek nebeturi įgūdžio bendrauti, tai yra antiek nebesugeba sąveikauti, bendrauti, tarti, susitarti, susikalbėti. Ir pavyzdžiui, ryšys gali būti net ir tada, jeigu mūsų požiūriai kažkurioje tai vietoj prasilenkia ir nuomonės gali nesutapti, bet tai nereiškia, kad mes nebetenkam ryšio. Tai vat, kai šitie dalykai yra pagadinti, prarasti, o mums to reikia, tai žinokit, labai daug yra liūdnų istorijų, kai aš išgirstu žmonių, kad realiai vienintelis žmogus, su kuriuo aš tikrai galiu atvirai pasikalbėti ir pajausti tą ryšį ir kad mane priima ir supranta, yra terapeutas. Aš galvoju, sakysi ChatGPT. Dabar ChatGPT terapeutus pakeis. Yra šitų, žinok, turiu jau pavyzdžių, tokių patologinių atvejų, kai žmogus galvoja, kad ir tai gali būti, bet mes esam turėję tokį pasakojimą, mokymus vienus vedėm su neringa ir pertraukėlės metu vienas vyriškis dalinosi savo patirtim, ten berods bendradarbė ar kažkas išgirdo, žodžiu, tokį atvejį, kad moteris paliko vyrą dėl to, kad ChatGPT jai taip patarė. Skirtis. Aš vakar išgirdau irgi tokių atvejų iš savo kolegų teisininkų, kurie lygiai taip pat pasikonsultuoja ir parašo žinutę, kad atsisakau jūsų kaip teisininko paslaugų, nes man ChatGPT sakė, kad aš teisme galiu atstovauti pats save vienas. Okay. Tai yra ir to bendravimo tokio, aš kai išgirstu tikrai, žinokit, kai išgirstu tą pasiūlymą, kad čia yra labai labai geras terapeutas, man tai stojasi piestų visi plaukai, nes taip nėra ir tam yra priežasčių, gal dabar ne apie tai, bet iš tikrųjų, aš tai norėčiau, kad kiekvienas susimąstytų, nes pas mane, kai ateina, tai skundžiasi, kad su manimi nekuria ryšio, aš nebejaučiu ryšio, dažniausiai, jeigu moteris, tai mano vyras nemoka kurti ryšio, žinai, ir visa kita, o labai jo norisi, bet kai pradedi dirbti su tuo žmogum ir patyrinėti, o kaip tu ryšį kuri, ką tu darai, kaip tu kalbi, kaip tu reaguoji į kitą, tai tada, žinai, žiūri į veidrodį ir supranti, kad tai aš irgi nemoku. Tai mes ne tik, kad nebemokam šiaip realiai nei duoti, nei priimti. Žinai, dar čia man toksai iš karto atsiranda dalykas kaip sąvokų susivienodinimas, nes iš esmės, kas vienam yra ryšio kūrimas, tas kitam gali būti visiškai nebe apie ryšį. Ir man tada atrodo, kad čia reikia suprasti pirmiausiai susėdus tarp 2, 3, nežinau, kiek tų žmonių gali bebūti, ne, tai kas man yra ryšys. Taip. Ir ryšio kūrimas ir kas tau yra ryšys. Be abejo, tai čia yra pradžia ir kaip aš jį suprantu, nes, žinai, labai lengva yra uždėti tą tiesiog, kaip ir tu sakai, pavadinimą, nejaučiu ryšio. Gerai, o tai ko trūksta, kada, kokiom aplinkybėm, per kokius veiksmus
tau patvirtina tai, ar ne, kad tas ryšys yra, nes čia konkrečiai yra kažkoks lūkestis, kaip aš noriu, kad būtų. Ir kas tai yra, kas duoda tau tą atviršę, tokį rezultatą, kad tu sakai, kad jo nėra. Tai čia labai labai svarbu yra susitarti, nes žmonės kažkaip tai iš principo galvoja, kad taip kaip aš galvoju, man užtenka trumpai pasakyti ir tai supras, nes tai, tai visi žino, kas tai yra. Tai ne, tai labai labai detaliai reikėtų savo atsakyti ir tada atrasti būdą, kaip ištransliuoti kitam ir ugdyti tokį gebėjimą girdėti iš tikrųjų, ką kalba kitas žmogus. Ir tai ne visada yra tiesiogiai suprasti jo žodžius, bet nuskenuoti ir kitus dalykus, kaip kalba, ką rodo, ar ne, ir visa ne tik verbalika, bet ir neverbalika, ir žinoti, ko paklausti. Ir aš matau labai dažnai, šiandien tarp kitko turėjau irgi klientą, ką jau mes ir prieš tai epizodę minėjom, labai žmonės daug kalba ir pasakoja. Taip. Pasakoja jie į sesijas atėjo, taigi ir jūs užduodat klausimą, retas, kuris atsako į klausimą, nepapasakojęs istorijos, faktinių aplinkybių, kada, kas, kur, kodėl, su kuo ir kaip įvyko ir dabar yra kažkaip kaip yra, užuot ėjo prie esmės ir ištransliavę tai, ką iš tikrųjų jie jaučia, kas jam yra svarbu, ko iš tikrųjų jie nori. Tai va taip ir gaunasi, kad mes taip bendraujam, kalbam, daug žodžių vartojam, bet esmės nepasakom ir po to nežinom, kokius klausimus užduot. Aš kiek klientų paklausiu, kaip atrodo jūsų pokalbiai, nebūtinai konfliktai, apskritai, kaip kalbat. Tai visi kaip vienas sako, tai aš pasakiau, tai aš jam sakau, tai aš jai sakau, tai aš atsakiau, papasakau. O tu uždavei klausimų tam tikrų? Ne. Dažniausiai. O jeigu uždavė, o tu suteiki saugią erdvę žmogui pasakyti taip, kaip iš tikrųjų yra, ar tik jam pradėjus kalbėti, pradedi asmeniškai vertinti, priimti kaip įžeidimą ir pokalbis baigėsi. O taip negalima? O ką tai reiškia? Bet tai jeigu aš esu teisus, tai gerai, tai tu teisus, bet tu be ryšio. Tai va čia šitoj vietoje, žinai, tu iš savo pusės, ar ne, kalbėjai apie santykių kūrimą tarpusavio, ar ne, šeimoje, partnerystėje, nes tu su tuo dirbi. Bet lygiai tas pats vyksta ir versle. Kai aš noriu parduoti, aš turiu žinoti, ko tam žmogui reikia. Ir va čia šitoj vietoj mes, jeigu tik tai pardavinėjom tai, ką mes įsivaizduojam, mes prieš tai irgi tai jau apsitarėm. Nes labai dažnai yra problema, kad aš parduodu tai, ką aš noriu, bet negebu suprasti, kokią vertę tai teikia žmogui arba su kokiomis problemomis žmogus susiduria, kad aš galėčiau jam padėti. Ir yra tokie kraštutinumai, aš jau gal čia truputėlį jau plečiuosi, nežinau, Neringa, link kur norėsi vesti mūsų visą tą pokalbį, bet labai yra tokie kraštutinumai. Arba vieni verslo coacheriai, mentoriai daugiau ar ne, strategai kreipia į tai, kad tu tik tai susigaudyk, kokios problemos ir pagal tai kreipk savo paslaugas. Ir Neringa čia šitoje vietoje galės pasidalinti savo patirtimi. Mes kur spjausi, ten patirčių turim, žodžiu. Arba aš esu ekspertas ir labai labai jau čia viskas su manimi yra gerai, bet tada niekas neperka, nes aš irgi ryšio nesukuriu ir nesuprantu, kokią aš problemą tam žmogui išspręsiu. Tai labai dideli kraštutinumai ir kaip ateiti prie to viduriuko, va čia ir yra ryšio kūrimas. Labai svarbu ir duoti, ir gauti, ir klausytis, ne tik tai kalbėti. Nes ta tiesa yra kažkur per vidurį. Anapus. Jo, bet jinai tikrai yra. Neringa, duok pavyzdį. Tai pavyzdys yra toksai. Aš iš tiesų turėjau asmeninį vėlgi patirtį asmeninę, kur pabaigusi coachingo mokyklą, natūraliai, kaip ir turbūt daugelis, kas pabaigė, žinai, coachingą, tai dabar aišku, žinai, visi čia sakys, dar vieną coacherį. Žinai, dar dvi. Trys. Jo, bet mes baigėm prieš 3 turbūt metus, jau laikas labai greitai. Daugiau. Galvoju, 3-4 gal metai atgal, žinai, pabaigėm. Bet esmė ta, kad pabaigus tiesiog atsiranda tas natūralus klausimas, tai, kokia ta mano niša? Tai kurią pusę man dabar čia pasiduoti ir kur čia man eiti? Aš negaliu coachinti, kaip
kaip ir dažnai sakom visur visiems ir visada, ne, nu, vat imti apie viską. Ir tiesiog aš turėjau mentorystę su viena mentorė ir jinai man sako, žiūrėk, tai tu sako, pasidaryk apklausą, tiesiog Instagrame. Žinai, o kas įdomu tavo žmonėm. Nu, aš pasidariau tą apklausą, žinai, dar tokia galvoju, nu, bet tai man iš karto toksai atėjo pasipriešinimas, nes aš šiaip turiu labai tokį, kaip aš mėgstu sakyti, vėlgi, mano prancūzų čia, žinai, čiuika, žinai, kur link kur man eiti, į kurią pusę linkti. Ir aš tarsi buvau taip savo pasakius, kad, nu, okei, aš kaip ir galėčiau, nes supratau, kur link tai suka, bet ar aš noriu, nežinau. Bet, nu, man sako žmogus, kuris mentoriauja, ekspertas vėlgi, kad man reikia apklausą pasidaryti. Aš pasidariau tą apklausą, mano apklausa parodė, kad neva tai mano sekėjoms, nes 97% pas mane buvo tuo metu moterų, joms įdomi tema yra savirealizacija. Nu, aš taip, žinai, sėdžiu, okei, galvoju, baigus aš personalo valdymą, žinai, dirbus HR-ę, man kaip ir viskas okei su ta savirealizacija, žinai, galiu eiti. Nu, turiu tam žinių. Okei, einu aš į savirealizacijos temą. Aišku, aš su tos mentorystės pagalba ir ten visa ta struktūra, strategija, kuri iš tiesų labai labai šabloninė. Aš gaunu per pirmą savaitę pirmus 3 klientus, parsiduodu tos vadinamosius, žinai, už aukščiausią kainą savo pačios sukurtas mentorystės, kur ten, žinai, 3 mėnesių įkainis buvo, berods, jeigu aš neklystu, 1200 eurų, kažkas tokio. Ar aš laiminga? Tai aišku, kad laiminga, žinai, bam, 3 klientai per savaitę, žinai, jau patenkinta, sėdžiu čia, žinai, jau skaičiuoju, aha, per savaitę 3, iki 5, ką greitai, žinai, kaip žada. Kur šuo pakastas? Pradedu aš tas mentorystės to moterimu. Pirmas pokalbis, nu, kaip ir nieko dar, žinai. Antras pokalbis. Ką aš darau po pokalbių? Aš einu skųstis Kristinai, kaip aš nekenčiu savo darbo. Kad mane erzina, aš negaliu, mane, nu, tiesiog. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti. Bet kadangi, nu, pas mane yra tas, vat, vertybinis pamatas, ne, iš karto, ir aš žinau, kad mano vertybė yra tiesa ir tas, nu, atvirumas, teisingumas. Aš nutraukiau mentorystės, aš grąžinau pinigus, nes aš supratau, kad čia ne mano kelias. Ir įsivaizduok, kaip man dabar ką tik, ne, nu, vat, buvo pas mane ten viskas apie mano šeimos istoriją, šeimos gyvenimą, nu, toks balaganas lengvas. Tada aš čia, žinai, išsipozicionuoju jau save kaip coachingo ekspertas apie savirealizaciją, čia bam ir ta fotosesija. Aišku, ašgi viską pati praėjus, ką kalbu, žinai. Tai ir po 2 mėnesių aš, nu, kaip ir turiu, nes aš savo taip pasisakius, kad aš, nu, turiu viešai prisipažinti, kad aš susifeilinau. Dauguma turbūt iš specialistų, ką būtų padarę? Nu, nutilėję, savieigai kažkaip paleidę, ne? Ką aš darau? Aš kuriu ryšį su savo auditorija ir aš kurdama ryšį parodau, kad ne viskas yra faina, ne visada viskas pasiseka ir aš komunikuoju. Ir šitoj vietoj, žinai, galbūt kažkas būtų sakę, kad, nu, tai pabaigtas mentorystės, taigi tu turi, žinai, galimybės pasimti tos pinigus ir taip toliau. Aš negalėjau. Aš supratau, kad jeigu aš pabaigsiu, aš tiesiog nekęsiu tų moterų. Aš, nu, blogiausią scenarių savo iškart susikuriu, galvoju, kas gali atsitikti blogiausio. Tai, kad galiausiai man trūks kantrybė, aš esu šiaip karštakošė. Nu, tai kadangi, žinai, gestikuliacija matosi, karštakošiškumas, šitą visą sudėjus ir prancūzų. Pabaiga aiški. Ir aš supratau, kad aš taip nenoriu. Ir man tiesiog buvo geriau padaryti taip, ir viešai prisipažinti, kad aš suklydau. Aš nuėjau į mentorystę, kuri buvo tokia ir aš viską papasakoju. Ir man asmeniškai tai yra socialiniuose tinkluose, konkrečiai kalbant, yra apie atvirumą ir apie ryšio kūrimą. Ir tai ne tik sėkmė. Tai ir ne tik apie sėkmę. Ir ne tik tai socialiniuose tinkluose. Mes tuo dalinamės, mes savo feilais dalinamės ir mokymų metu, nes žmonės taip vėlgi labiau pajaučia ryšį, negu viskas rožėm klota ir kaip yra tam filmuke. Kaip
yra tas filmukas, kur aš valgau vaivorykštės ir kakoju drugeliais, ten kažkaip tai panašiai, žinai. Tai Čia mano top dauguma taip ir parodo tą gyvenimą. O aš visada sakau, kad reikia dalintis feilais. Kalbėkim apie tai garsiai, nes tik tos mūsų nesėkmės mūsų augina ir leidžia mum pasiekti daugiau. Nes jeigu mes nieko nedarom, sėdim ant sofkės, mes nieko nepasiekiam. Jeigu mes tuo nesidalinam, galiausiai tas išryškėja bet kokiu atveju ir tai jau ryšio nebesukuria, tai sukuria atmetimo reakciją kitų žmonių. Tai va, tie pasidalinimai irgi yra labai svarbus. Ir stipriausias ryšys tikrai gimsta tada, vat mano praktika irgi ką rodo, ir asmeninė, irgi pasidalinsiu šiek tiek ir darbinė, ne tada, kai mes bendraujam, kai viskas yra faina, nes tada ir šiaip faina. Tai viskas yra gerai. Taip. Gera nuotaika, viskas yra gerai ir tada labai smagu, žinai, džiaugtis ir dalintis. Bet jeigu mes sugebam tikrai atvirai kartu praeiti kažkokius sunkius etapus, atvirai apie tai kalbėtis, kas yra labai nepatogu ir labai nedrąsu, ne? Ir reikia išeiti iš komforto zonos. Bet tai kaip tik sustiprina. Ir aš šitą praktiką taikau ir labai pastebėjau tokias įdomias reakcijas, kai pirmus kartus pradėjau tą daryti. Kai aš mokiausi coachingo, pavyzdžiui, tai tikrai tas santykis irgi tarp dėstytojo, tarp studento, jisai buvo toksai profesinis. Tu ateini gauti, ateini pasiklausyti, kaip mokinukas taip sėdi, tikrai labai daug buvo palaikymo, faina viskas, bet man asmeniškai, vis tiek jausdavosi tas, kad, tu žinai, toksai žaliukas, mažesnis, taip ir yra, mokaisi, viskas gerai ir atrodo, kad tiem, kurie jau dalinasi, viskas visada gaunasi. Dėl to jie ir dalinasi, ne? Dėl to yra tavo mokytojai. Taip. Ir kai teko laimė ir garbė pačiai patapti mokytoja, aš kažkaip nusprendžiau, kad noriu daryti kitaip ir dalintis, kalbėdama apie, pavyzdžiui, technikas, labai tokį sausą dalyką, tais pavyzdžiais savo pačios, per ką aš praėjau ir kai man nesigavo. Nes pasakyti, kaip reikia daryti, yra labai lengva, žinai, padarai šito, paklausi šito, atsistoji, padarai tą, padarai aną, wow, turi rezultatą. Ir aš pradėjau pasakoti visas tas istorijas, kaip ne vietoj, ne laiku. Aš pradėjau su žmonėm daryti eksperimentus ir įvedinėti kažkokias būsenas, į kurias jie neįsiveda, o aš toliau spaudžiu ir kur čia tas rezultatas. Ir pradėjau gauti tą grįžtamą ryšį, kad pirmiausia, tai sako, kaip netikėta, kad ir jums kažkas tai nesigavo. Sakau, tai jūs taip nedaryk, tai jūs žinot, kaip nereikia daryti, žinai. Taip. Bet sako, bet tai leidžia daug geriau suprasti, tai kaip turi, kaip neturi būti ir į ką kreipti dėmesį. Ir aš galvoju, geras, tai tai čia tas raktas, tai reikia sakyti tiesiog ne tik tai, kaip faina, aš pavariau, aš padariau, man tai čia viskas gauna, žinai, bet ir tuos procesus ir tuos etapus, kurie neveikia, nes tada tu su tuo žmogumi atsistoji lygiai. Taip. Ir tik tada, kai tu nesijauti pats ir nestatai savęs aukščiau, nepaisant tavo visų titulų ir viso ko, taip, tu gal turi daugiau tos patirties ir daugiau žinių, bet tu irgi savo kelią ėjai ir tu negimiai toksai per šiandien. Tu ėjai ir buvai lygiai toks pat, kaip tas, kuris sėdi prieš tave, tai davai nesusireikšminkim, čia karūnas biški į šoną ir kai tu sugebi tikrai atsistoti lygiai su tuo žmogum ir sakyti, žinai ką, aš tikrai žinau, kame tu esi, aš tame buvau ir aš turiu nuoširdų norą tau padėti ir kartu su tuo praeiti, per tai praeiti. Ir tai nereiškia, kad mano ta patirtis padės tau apsisaugoti nuo visų tų klaidų, nes per jas irgi reikia pereiti. Bet tai aš būsiu šalia ir palaikysiu tave tame. Tai va čia man yra ryšys. Tikrai taip. O kaip jį kurt? Aš žinai dar ką pasakysiu iš tiesų šitoj vietoj, kad labai tau pritariu, nes kai aš atėjau į socialinius tinklus prieš 7 metai atgal turbūt, aš pradėjau taip jau palengva, žinai, mažai žingsneliais kažką tai apskritai daryti. Sakau, tau šiai dienai, žinai, kai pasižiūri pirmą įrašytą istoriją, kodėl tu kalbėjai? O tie filtrų laikai dar su blakstienom. Ne, tų nebuvo, bet, ten... Neprijautei tie mane. Ne, aš niekada neprijaučiau tam, šiaip nelabai prijaučiu, žinai, tam visam makiažui ir daug visko. Pati to nemoku daryti ir
nesakau, kad nenorėčiau išmokti, žinai. Aš galiu padėti. Gerai. bet nepritariau filtram, bet buvo tuo metu dar tas etapas, iš tiesų, kada, žinai, ne tas filtras užsideda, bet, žinai, nu tiesiog tam Instagram, žinai, istoriją pabrauki, kad ten tas vaizdas pasikeistų, bet ten spalvos tos tėvai, ten, aš nežinau, nu ta prasme, tiesiog, bet ne apie tai. Aš atėjau su labai didelė baimė į Instagramą konkrečiai. Kodėl? Todėl, kad tuo metu tai buvo tas nugludintos realybės socialinis tinklas, kur visi ateina pasigirti, kaip keliauja, dar ten su filtrais uždėtais, kaip ten visur jie važiuoja, Maldyvai, Balis ir viskas gražu ir ten ką vairuoja. Ta prasme, ką vairuoja, kitas dalykas, žinai, moterų figūros, nu visų tobulos, ta prasme, aš kiek žiūriu pas visas ilgos kojos, ačiū Dievui, kad aš jas šiaip turiu, man nereikėdavo nieko daryti. Nereikėjo koreguoti. Bet, žinai, nu ta prasme, kur ten tu realybėj galvoju, taip, žinai, žiūri į tą nuotrauką ir galvoju, nu, jinai lyg tai stambesnė, žinai, bet čia kažkaip kūdesnė atrodo, žinai, nu, supraskim, kad ten buvo naudojama daug visko. Programėlių. Feiko pasaulis buvo. Ir aš atėjau su savo šeimos istorija, kaip mus nutrenkė autobusiukas ir mano vaikas liko neįgalus. Ir įsivaizduok, aš va ta juoda avis, tarp tų visų baltų gražių, pasakoju čia tokius dalykus ir dedu realybę. Ir mano patys tie pirmieji iš tiesų rilsai, kurie buvo ir nuotraukos, tai buvo kaip Kotryna mokosi vaikščioti, kaip Kotryna mokosi valgyti, kaip Kotryna ropoja 4 iki tualeto ir aš aišku gavau asmeninėse žinutėse komentarų, kokia aš siaubinga motina ir kaip mano vaikas eina 4 ir lalalala, žinai. Bet aš niekada nesileidau į kažkokias labai didelės diskusijas, pas mane šiaip aiškios ribos būdavo nubrėžtos, kad, žinai, tarkim, aš žinau, kas man ir mano šeimai yra geriausia ir aš neprašau jūsų mokinti, aš tiesiog dalinuosi. Tai aš tokio kaip po labai daug heito nesu sulaukus, nebent ten, žinai, kažkur kažkas gal ir ten vyko, nežinau, niekada gyvenime nesu turėjusi Discordo akaunto ir apsaugok Dieve, kiek žinau, kad net ir nereikėtų jo turėti, tekę girdėti, bet iš esmės, ką noriu pasakyti, kad ateini į tuos laikus su kitokia absoliučiai komunikacija ir ar man tai pasiteisino, tai vat ką vedu prie tavo pasisakymų, kad taip, man tai pasiteisino, tai buvo ryšio kūrimas ir aš negaliu pasakyti, kad tai yra okei ir kad žmonės dabar galvotų, kad visiems reikia ateiti bėdnelintis. Žinai, kodėl? Todėl, kad mes lietuviai tikrai turim tą keistą norą pajausti ryšį su tais, kam nesiseka. Arba kas blogiau gyvena. Čia psichoterapeutai galėtų papasakoti. Visus, ką mes norim. Mes esam nagrinėję irgi vieno podcast'o metu irgi šitą temą, bet tas yra. Aš nesakau, kad dabar reikia visiems ateiti ir pasakot, kaip jiem blogai, kad nesuprastų žmonės, kad mes tą norim pasakyti. Bet mes kalbam apie ryšio kūrimą per tikrumą turbūt tą. Bet šitoje vietoje mes vėlgi labai susidurėm su tuo, kad kaip ir žmogus galbūt jau yra toje stadijoje, kuris išsigryninęs ar ne, pažįsta save, supranta, ką jisai nori kalbėti, bet jisai bijo, ką kiti pasakys. Ir čia nereikia kažkokios labai liūdnos istorijos, čia nereikia kažkokio tokio, kad kažką ar ne, ten jau tokio stipraus ateitum pasakot. Tiesiog išdrįsti kalbėti. Ir pas mus ateina klientai, nežinau, turbūt 90%, kurie tikrai bijo išeiti, nes o ką pasakys artimieji, o ką pasakys draugai. Ir aš pati turiu tą tokį, aišku, ačiū Dievui, kad atėjo pas mane šitą informaciją, tik tai jau, kai man vienodai šviečia. bet karts nuo karto vis sukrebžda ten viduj šitas dalykas, gal kažkas kaip nors galvoja ir gal man kažko nevertėtų pasakyti, bet aš tada suprantu, kodėl aš einu ir kodėl aš kalbu. Kad tai bent jau vienam žmogui, jeigu padės, tai jau yra labai gerai. Tai jau dabar aš turiu tą stuburą, bet tie, kurie pradeda, jie iš tikrųjų labai bijo. Ir tą ryšį yra kurti labai sunku, nes labai sunku yra atverti save. Bet aš čia kaip visada turiu patarimą, kurį pati savo taikiau. Nes pačioj pradžioj, kada aš tik tai pradėjau eiti į socialinius tinklus, vėlgi, žinai, ta baimė kalbėti į kamerą ir taip toliau. Ir buvo tiesiog, kad, mūsų šeimoje, supraskit, juodas humoras nėra svetima.
Toks Pastebėjau. sveikas vienas kito. Su tavim patraukia. kitoks negyventų. Kaip apsirengus toks ir humoras, žinai, okei. Jo. Tai tas patraukimas vienas kito per dantį, žinai, yra toksai sveikas. Bet esmė yra kur, kad aš įkėliau, atsimenu, ten nežinau, gal 1, 2, 3 kartą story ar kažkas tai tokio, žinai, ir aš neįrašinėdavau faktas tų storių namie. Nes aš bijodavau, mašinoje, kažkur, kur vyro nėra, arba kai vyro nėra, žinai. Ir kažkaip buvo, kad, žinai, man užmetė repliką, peržiūrės jisai mano istoriją, kad tai ką, influencerė būsi. 7 metai atgal, ne dabar. Aišku, kad ta savivertė tuo metu dar jinai tokia pervažiuota, gerai traukiniu buvo. Ir šiaip po tų visų išgyvenimų, žinai, tai ką aš dariau? Aišku, aš nepasimečiau, nesusipyko, mes intrigos čia nebus, žinai, neišsiskyrėm. Bet aš užblokavau savo vyrą. Tiesiog, aš paėmiau ir aš tą dabar savo klientams sakau, jeigu jūs bijot, ką pagalvos ten, dažniausiai mes bijom, ką pagalvos artimiausias ratas, nes mums nesvarbu apie kitus. Užblokuokit tol, kol užaugs jums kūra, nes jinai užauga darant. Tai aš savo vyrą atblokavau po metų. Ir jisai sako, oho, tai tu čia tiek sekėjų jau turi. Ten įdomus kodeksas, žinai, komentaras blok metam. Po metų į laisvę. Okay. Tai dabar kažkada net juokais, jisai man kažką, žinai, vėl leptelėjo, bet taip, žinai, jau dabar man kaip ir nelabai svarbu. Bet kažką leptelėjo, žinai, sakau, užblokuosiu. Ne. Reikia priemonė. Žinai. Tai va, tai kalbant apie tai. Taip, aš turiu čia irgi, žinai, iš savo pusės, su kuo aš dirbu, irgi patarimą. Žmonės, jau ką ir Kristina prieš tai minėjo, ar ne, Ringa irgi, turi tą tokį, žinai, labai dažnai įsivaizdavimą, kad geriau nepradėti daryti tol, kol aš nesu tikras, kad tai bus tobula. Kol aš netrodau tobulai, aš nesifilmuosiu. Kol aš nekalbu tobulai, sklandžiai, be klaidų, tol aš nekalbėsiu. Žinai, kol aš ten neturiu kažkokių sąlygų, neturiu fancy namų, tai aš namie irgi, nefilmuoju. Tai yra daug labai šitų dalykų, tai aš sakyčiau, reikia suvokti, kad šiaip tai tobulumo iš esmės, nėra. Turėti kaip siekiamybę gerai, bet pradėti daryti tą, ką tu gali daryti su tuo, kaip yra. Taip. Pirmiausia, ar ne, tai gal ir neįsikelti savo kažkokios labai aukštos kartelės, bet nuvertinti adekvačiai. Kitas dalykas, labai svarbu yra suprasti, kad baimė kitų reakcijos, čia galim pasakyti, nebijok, ką pasakys kiti. Kartais šiaip pabijoti irgi yra gerai. Dėl to, kad nebijoti negalim, nes baimė iš principo yra toks dalykas, kad jisai šmėžuoja kažkur ir mes jos neatsisakysim. Ir aš šitą vietą surišu, jeigu žmogus bijo, tai žinai, aš jam tam tikrą pagarbą irgi jaučiu, nes man tai indikuoja, kad jisai jaučia atsakomybę už tai, ką jisai ruošiasi transliuoti. Jeigu jisai visai nieko nebijo, man toksai biški, red flagas, tai jam gal ten ir nerūpi, tai apie tai paskui prieisim. Tai reikia suvokti, kad ta būsena tau nepasikeis. Aš dabar nebebijosiu arba palauksiu, kol nebijosiu ir pradėsiu daryti. Tai taip nebus. Tai reikia suprasti, kad kils ir tas nerimas, ir balsas gali padrebėti. Visko bus tikrai. Bet kalbant apie reakciją, jeigu aš konkrečiai bijau, ką man pasakys, tai pradirbti šitą dalyką, apskritai susirašyti savo, žinai, rizikos vertinimas, susirašyti savo tūpai ant lapo visas frazes, ko aš labiausiai bijau, ką labiausiai bijau išgirsti. Kas blogiausio gali nutikti. Taip, bet iš tikrųjų, ir ką aš labiausiai, kas man būtų baisiausiai išgirsti, išsirašykit jūs ant lapo ir susigalvokit savo kažkokį atsaką. Tai vis tiek bus komunikacija, nes į tą kažkokį heitą, komentarą reikės kažkaip sureaguoti. Tai kol dar jo nėra ir jūs esat normalioje emociniai būsenoj, blaiviam prote, o ne savo strese, pasiruoškit savo tam tikras gairias kažkokias tai. Nes jeigu einant prie to, kur visai nebijoti, žinai, ir čia viskas okei, reikia ten pilnai daryti, čia nesvarbu, ką sakys kiti, tai tas tavo
kaip pasakyta, išraiška socierdvėjai, tai faktas vis tiek yra ir dėl kitų, nes tų stebinčių bus, mes jau kalbėjom, kad tai turi būti dviem kryptim. Tai mane šiek tiek neramina kitas kraštutinumas. Vienas yra, kai žmogus visiškai bijo ir dėl to nedaro, tai tikrai drąsinu pradėti, pasiruoškit, įveikti savo kliūtis, susirašykit, susidėliokit planą, bet yra kitas kraštutinumas, kai tikrai žmogui pasidaro visiškai vienodai ir jisai jau netgi turi auditoriją ir į bet kokį komentarą, kuris tikrai yra adekvatus, kuris yra kaip nuoroda, kad žinai, tai, ką tu sakai, tai šiaip net nėra tiesa ir taip nėra. Yra dabar trendinis visiškai dalykas paimti komentarą, iškirpti, nufilmuoti ir pasakyti tokią frazę. Oi gerai, aš čia jūs užtrigerinau. Pažiūrėkit, kiek gavau komentarų. Žinot ką, jeigu jūs trigerina tai, ką aš jums čia sakau, tai problema yra tik tai apie jūs. Tai man visas šitas. Bet nesakyk, jam paeina. Jam paeina gerai, labai gerai, nes jie, žinai, yra ekspertai ir viską žino. Ir jie jau savivertę yra pradirbę, kad jiem yra vienodai, ką pasakys kiti. Tai man va ta arogancija, kuri yra arogancija, vadinkim daiktus tikrais vardais, nesugebėjimas girdėti ir priimti absoliučiai nieko, noras tik plojimų. Yra bėda, aš tikrai sakau, jau prieš tai paminėjau, aš matau tada, kad žmogus su savimi iš vis nedirba. Absoliučiai, nes tam, kad tu galėtum ir konsultuoti kitus, tai faktas, kad tu turi ir vidinį darbą su savim daryti. Eit, supervizuotis, pats eit pas specialistus, kalbėti, išsikalbėti, ieškoti savo tam tikrų sprendimų. Tai vat šita dalis to grįžtamojo ryšio nesugebėjimas irgi priimti, kad kartais, žinai, gal aš nusišnekėjau, tai labai bėda. Ir va šita arogancija man irgi dar tokį, žinai, parodo. Man realiai kyla klausimas. Čia mano, žinai, jau čia mano kabliukai. Kaip pas tokį žmogų ateina klientai? Nes jeigu tu juos dergi socialinėje erdvėje, va šitaip, kaip tu sakai, paimu ir sakau, čia yra apie tave, tai ar aš dabar, jeigu apie mane aš pas jį ateisiu? Nifiga, ne. Tu tai neisi. Bet bus kas. Bet yra, ir žinai, bet va šitoj vietoje man iš karto apie žmogų rodo ir jo vertybės. Aš asmeniškai bijočiau, kad paskui manęs viešai neišdergtų. Aš ateinu su problemomis, pavyzdžiui, bet lygiai, va čia yra pozicionavimo klausimas. Taip, taip. Mes dabar visai ne į temą. Mes turėjom irgi klientę, kuri labai veikla jos, nesinori, taip žinai, labai, aš dabar galvoju, neatskleista, ne? Vis tiek reikia išlaikyti. Veikla jos yra labai moteriams... Negaliu pasakyti, nes nežinau, apie kurią kalbą. Bet koks skaičius. Nesuprantu, kas yra nepripratus, kad aš jos sakinius užbaigiu. Aš kai žodį pamirštu, neringa pabaigia. Labai tokia, žinai, jautri. O jinai save nori pozicionuoti kaip aštrę ir tokia, žinai, ir šitoj vietoj man tada ir kyla klausimas, kodėl tu nori aštriai, jeigu tavo žmonėm, kurie pas tave ateina, tai yra labai jautru ir reikia empatijos. Ir čia atsiranda tas disbalansas. Tavo šitoj situacijoje irgi atsiranda disbalansas, kur aš arogantiškai, nes man yra svarbu sekėjai, man yra svarbu sukurti tą emociją tokią, žinai, iš tos pusės. Taip. Bet tada tu sukuri ir daug nepasitikėjimų. Daug pykčio ateina pas tave. Kokiose tu emocijose viduj gyveni, kai tu gauni šitiek pykčio ir šitiek heito ir šitiek nepasitenkinimo, ta situacija, kurią tu viešai pozicionuoji. Tai dar patarimas visiems iš tikrųjų... Čia dar ne kita tema, bet vis tiek su ryšio kūrimu, jeigu jūs turit kažkokių tai jautrių klausimų, jautrių gyvenimo situacijų ir jums reikia pagalbos, kad jas išspręstų, tai pasitikrinkit iš vis ne tik ką žmogus ar specialistas, pas kurį, pavyzdžiui, ketinate eiti, transliuoja, rodo kokį turinį kelią, kur nuo savęs kalba. Pasiklausykit, kaip apie žmonės, apie kitus, apie klientus, apie tai, kas jam nepatinka, kaip jisai kalba. Ar
ta kalba yra konstruktyvi ir ar žmogus sugeba priimti, kad kartais jisai gali būti irgi neteisus ir kažką praleisti, nes mes visi klystam. Taip. Aš irgi esu prasileidus tikrai ir netaip supratus ir kažką pamiršus ir neužsirašius ir it's my fault. Tu prasme, tai mano yra klaida ir aš prisiemu už tai atsakomybę. Bet jeigu jūs mato tą komunikaciją tik tai tokią, kad visi kiti yra durni, tik aš protingas ir aš geriausiai žinau, tai jūs labai labai pagalvokit tada, ką jūs gausit. Ir aš matau, kad, vat, kaip tu sakai, kaip jie turi klientų, žinok, turi. Turi tų žmonių, kurie savo gyvenime irgi panašiu stilium vadovaujasi, arba yra visiškai iš priešingos tos operos, kurie bijo pasakyti tam tikrus dalykus, bijo už save pastovėti, ar ne, šiaip daug baimių ir nepasitikėjimo savim turi. Ir jiem tada žmogus, kuris atrodo viską visada atlaiko, labai imponuoja. Tai vyksta tas susitapatinimas, aš irgi noriu būti drąsi ar drąsus, kaip tu ir pasakyti, vat būtent taip, bet tu pagalvo, kokia kaina bus viso to iš tikrųjų. Ir aš paskui matau žmonės, kurie išsidrasko, kurie sugriauna tos pačius savo santykius, kur, tikrai net ir, galima buvo padaryti kitaip. Tiesiog galima buvo padaryti kitaip, kurie metė, žinai, ir pasiuntė ten savo tam tikrus darbus ir įkrito į dar didesnę, žinai, duobę. Ir tada tie žmonės, kurie va taip komunikuoja ir kurie dalina tam tikras gyvenimo tiesas, žinai, neprimdami jokio neigiamo feedbacko, va tada tai jų šalia nėra. Tada jie labai greitai įstumia, eik, pasakyk, nukirs galvą, išeik, žinai, tą. Bet po to tai jie šalia nestovi ir tau atsities nepadeda. Ir palieka su to žaizda. Taip, tai vat labai atkreipti reikėtų dėmesį tikrai, kokia ta komunikacija yra ir kaip žmogus reaguoja į tam tikrus dalykus. Aš nesakau, kad į visą heitą, žinai, reikia ten kažkaip tai atsakyti, nes jisai irgi yra, neadekvatus. Kai pradeda vertinti, žinai, savybės kažkokias, tai tu stora, tu per plona, tu ryža, ką tu čia, tai mes čia net nekalbam, žinai, apie tokius. Bet kai yra tikrai adekvatus klausimas, o iš kur jūs žinot, kad yra būtent taip, o kuo jūs remiatės, kad sakot, jog tenai tie ar tie yra, žinai, ten teisūs ar ne. Ir wow, trigeris. Pagalvokit. Jo, iš tiesų, šiaip plati labai tema, bet aš labai norėčiau šitą temą šiek tiek pasukti dabar link verslo pusės, žinai. Ir kad mes pakalbėtumėm apskritai, ką mes matom nūdienoje, kaip verslas kuria ryšį. Nes mes su Kristina turėjom patirtį asmeninę, dėl to ir norisi dalintis, nes pas mus tų patirčių labai daug. Kai mes ieškojome fotosesijai fotografo ir iš tiesų ieškojome ilgai, nes atrodo, taigi fotografų pilna, prašom, kiek tu nori, ne? Taip. Ir bėda tame, kad mes labai aiškiai kaip ir iš vienos pusės labai aiškiai žinojom, ko norim, iš kitos pusės labai tikėjomės grįžtamojo ryšio galbūt iš pačio kūrėjo, kad jisai pasiūlytų tam tikrų idėjų ir mes galėtumėm tiesiog bendrom jėgom kažkaip tai tą visą procesą padaryti. Ir turėjom atvejį vieną, kai teko atsisakyti paslaugų pažintinio pokalbio metu, nes tiesiog paslaugos teikėjas pokalbio metu pradėjo žiovauti. Ir su tuo viskas yra, ta prasme, tikrai ten gali, žinai, kartais būna tų momentų, ta prasme, tu matai, bet čia jau buvo jausmas apie tai, kad jūs papasakokit apie save, bet atrodo, kad tu pasakoji niekam. Sienai. Kad neįdomu. Neįdomu. Konkrečiai jo. Kam tu tada pasakoji, kad tu nerenki tos informacijos ir tiesiog, tai gerai, aš jums parašysiu. Žinai, matai, kad nieko nesižymi. Tai čia, aišku, labai greitai viskas suveikia tai, kad tiesiog mes nusprendėm, kad nebenorim tęsti nieko toliau ir viskas. Tuomet turėjom kitą patirtį, kur net nepriėjom iki pokalbio, nes tiesiog viskas labai aišku pasidarė kalbant žinutėmis, nes maždaug, žinai, žmogus net neklausia, ką jūs norit pasiekti, koks jūsų tikslas ir ta prasme, apie ką ta fotosesija. Okei, data, prašom sąskaitą. Maždaug taip, žinai. Nes viskas, aišku. Tu klausi, žinai. Nes tau tiesiog, tugi nufotkint reikia. Ne, tu klausi, o tai kada mes čia galėsim pasiskambinti, tu inicijuoji, kad gal susiskambinam, kad tu išgirstum, ko reikia. Bet žmogus gal ekspertas ir jisai jau žino, ko jums reikia. Faktas nedaėjom, jau žinai. Sekantis kartas buvo, kai buvo sumokėtas avansas ir
tiesiog aš jau galvojau, kad, va čia tikrai ekspertas. Jau tikrai ekspertas. Buvo sumokėtas avansas. Po avanso buvo skambutis, pažadas gauti moodboardą. Vėlgi, čia gal mano lūkestis yra gauti moodboardą ir aš įsivaizduoju, kas yra moodboardas. Gal aš labai profesionaliai viso to laukiu, ne? Bet aš gavau ne moodboardą, aš gavau tiesiog nuorodą į Pinterestą sukurtą, tipo folderį, su maždaug to, ką mums sudėliota, kaip viskas turi atrodyti, kur net nebuvo nei mūsų spalvos, nei mūsų emocijos, nei nieko, ką mes įvardinom ir ką mes kalbėjom. Ir mes tada, žinai, taip su Kristina iš tiesų šito vietoj kalbėjom ir galvojom, kad reikia paliesti ir šitą prizmę, ir šitą kampą. Kodėl mums susidaro nuomonė, kad ar yra per daug klientų, ar yra ant tiek didelį paklausa, kad nebebėra esmės ir poreikio kurti ryšį su klientu ir jį girdėti. Nes vieną dalyką yra praradę labai, labai daug specialistų. Taip tikrai gali nutikti, kai tu įsivažiuoji savo veiklą ir iš inercijos varai ir aš šitą dalyką irgi pakartau dabar, pasidalinsiu irgi patirtim mokymuose mentoriams, kurie irgi stringa su tuo, kad jie kaip ir labai nori perteikti daug vertės, bet žmonės kaip ir negirdi, jų po to nesirenka ir panašiai. Tai yra pirmas dalykas – smalsumas. Vien dėl to, kad pas tave ateina žmogus, ar ne, ir duoda avansų tau tą pasitikėjimo mandatą, kad tave išsirinko, tai, tai dar nereiškia, kad tu tiesiog visada žinai geriausiai, ko ir kaip jam reikia, arba gali tą informaciją susirinkti ten iš 3 klausimų. Taip nebus. Ir aš šitą labai pastebiu, kad pasigendama yra smalsaus domėjimosi. Tai čia visiems, kas bendraujat su klientais, pasispauskit tą mygtuką, jūs įsivaizduokit, kad nes tu rodai kiekvieną, aš čia savo žinai, bet pas kiekvieną skirtingai, čia nežinau, kur pas jūs, bet tą tokį, kad man turi būti smalsu. Leiskit savo bent akimirką įsivaizduoti, kad jūs nieko nežinot apie tą žmogų ir bandykit. Realiai jūs nieko nežinot apie tą žmogų. Bet jie žino, tai aš, žinai, vedu jau, leiskit savo įsivaizduoti, kad nežinot ir smalsiai patyrinėti. Tiesiog. Ir tada atsiranda irgi tam tikra struktūra, kur yra praleidžiama viena vieta. Ir aš dabar dar vienoje grupėje su 20 žmonių, aš pasitikrinau dar kartelį. Su didelė grupė žmonių tą momentą. Nes visi, žinai, irgi skundžiasi, aš tokį turiu gerą produktą, aš tokį turiu gerą paslaugą, jau į mane kreipiasi, aš tam papasakoju, ką galiu padaryti ir, pavyzdžiui, neperka, pabėga arba kažkaip neprisijungia ir panašiai. Gerai, sakau, tai labai įdomu, kuri vieta stringa. Ir radau tą vietą. Ir coachingas puikiai atsako į tą vietą. Pirmas dalykas, tai blogai suformuluotas yra kontraktas, nepaskiriama yra tam laiko, tai yra įsigilinti, su kokiu tikslu žmogus atėjo, ką jisai nori pasiekti, kas jam bus geras rezultatas net ir jūsų susitikimo. Nes mes įsivaizduojam, jeigu mes susitinkam, tai mes turim susitarti dėl kažkokių sąlygų. O gal mes tiesiog norim susipažinti, ar ne? Ir mes dar nepriminėsim sprendimo, bet tai turi būti aiškiai vardinta, koks yra tavo lūkestis, mūsų šitam susitikimui. Kas tau bus geras rezultatas. Ir šita vieta, pas tuos, kuriuos būna išpildyta, tada praleidžiama sekanti. Daug kas įsivaizduoja, kad jeigu čia išsigryninu, pasiklausiu, jau žinau, moodboardo reikia, tau to reikia, ten tau tas ir tas patinka, peršokam, į pasiūlymą sprendimo. Nes aš jau jį žinau. Bet, žmonės, pasigilinkim, kad žmogui kažkokie jo idėja ir jo poreikis irgi iš dangaus nenusileido šiandien. Jisai vis tiek svarstė, galvojo, nagrinėjo, greičiausiai jisai kažką jau bandė daryti. Ir jam netiko. Ir jūs ką pasakėte, į vieną kreipėtės iš karto out, antram suteikėt progą. Vadinasi, yra kažkokia patirtis jau tame. Tai prieš siūlant, kas tau atrodo vertinga, pasiklausk, gerai,
Ar jūs jau bandėt kažką daryti šitoj temoj? Kokia jūsų patirtis? Gal kažkas jums buvo, kas patiko, gal kažkas buvo ir jums visiškai neveikia. Ir tada tai padeda išvengti to šaudimo ir laukimo, žinai, gal čia pataikysiu, gal tas tiks. Aš, pavyzdžiui, su klientais savo tai tą patį darau, pasiklausiu jų, ar jūs bandėt kažkaip iki kreipimosi į mane spręsti tą savo klausimą. Lankėtės kažkur, nesilankėt. Lankėtės, pas ką lankėtės, be vardų pavardžių, bet sritį, tai yra iš kokios srities nagrinėjo tą klausimą, kokie yra atradimai, kas jums pasiteisino, kas nepasiteisino, kažkas jums veikia, kažkas gal man atrodo, kad veikia, bet jums neveikia. Valio, padarykim tą tyriamąjį darbą, tai yra ryšys ir tam klientui sukuria jausmą, kad eik tu savo, bet aš rūpiu. Taurasme, jam yra įdomu ir jisai nori atrasti geriausią sprendimą man, o ne tai, kas jam atrodo geriausias sprendimas. Ir po to jau eikim tenai siūlyti savo kažkokias tai idėjas. Tai va čia mes šitos pusės turim irgi savo patirtį ir to iš tikrųjų ir tą pasakojam savo klientam. Irgi viena mergina kreipėsi į Neringą, parašė Neringai, jos net neseka, žinai, nei manęs, nei jos, bet tiesiog, dėl paslaugos, nors jinai pasirodo pokalbio metu, jinai pasakė, aš net nežinau, kokios paslaugos ir apskritai, ko man reikia ir ar aš čia pataikiau. Bet mes jai pasiūlėm, ką mes darom. Mes laiką pasiūlom pažintinį skambutį, susipažinti, paklausti, tai, ką tu sakai, ar ne? Pabendrauti galiausiai, pasižiūrėti, kas per žmogus, ką jisai veikia, kokios problemos, kad mes galėtume suprasti, ką mes jam galim duoti. Ir jinai prisijungu sako, iš tiek, kiek aš parašiau žinučių, sako, jūs vienintelės mums pasiūlėte tokį pokalbį, nes visos kitos tiesiog parašė kainą ir viskas. Nes jinai rašė kainą, žinai, pirmiausiai, bet mes niekada nesakom kainos. Nes ką aš galiu žmogui pasakyti, kai realiai aš nesuprantu, koks jo poreikis. Jis gali įsivaizduoti vieną poreikį, kad jam reikia, žinai, bet pokalbio metu tu supranti, kad gal jam visai nereikia ten, tarkim, jinai man rašė, man atrodo, mentorystės kainos, o jai finiše jai net nereikia mentorystės. Jai nereikia darbo su mumis 3 mėnesius, jai užtenka šiai dienai, pirmiausiai, vieno pokalbio. Tiesiog. Taip. Ir jeigu kalbant apie tą vertę, ar ne, ir tą ryšio kūrimą, tai čia labai labai svarbus momentas, nes tikrai ir man dažnai pasitaiko, kad žmogus turi kažkokią situaciją, jisai ieško, nežino iki galo, kas jam gali padėti. Bet kai tu skiri jam bent truputėlį dėmesio, paklausi, papasakokit plačiau apie tą situaciją, kokios jums pagalbos reikia, tu kartais tikrai supranti, kad jam ne tavęs reikia, jam reikia eiti visai kitur. Ir aš labai daug savo klientų atiduodu kitiem kolegom specialistam, nes aš tiesiog žinau, kad jam ne manęs reikia. Bet kai tu gauni tokį kontaktą ir sukuri tokį santykį, tai čia nėra praradimas, kad aš nepartau paslaugos, bet tas žmogus, jisai jau turi su tavim ryšį, jisai supranta, kaip tu veiki, kaip tu dirbi, kaip tu žiūri į savo darbą, jisai tau kitus gal ten 5 atves. Ir tame yra daug daugiau vertės, negu gaudyti ir įtikinėti kiekvieną, žiūrėk, aš turiu, ko tau reikia. Nu ne. Aš neturiu, ko tau reikia, bet padarysiu. Bet tu sakai, ko reikia bus, žinai. Ir čia yra iš tikrųjų, iš pardavimo pusės yra labai natūralu, kad tu neparduosi iš karto, ypatingai jeigu tai yra paslauga. Abejo. Ten daiktas, tai tau patiko, nusipirkai, nepatiko, neperki. Gražinai. Prasme, čia, žinai, jo, iš tos serijos. Bet jeigu tai yra paslauga, tai yra procesas. Ir labai priklauso, aišku, nuo paslaugos, kiek laiko tas procesas trunka. Bet labai dažnai tam, kad tu tiesiog kad žmogus ne tik tai su tavim pirmą kontaktą turėtų, bet pajaustų tą ryšį, pažiūrėtų, ar tu jam rezonuoji, ar vertybiškai sutampa jūsų pasauliai, ar tu ten galbūt netgi ne iš savo darbinės patirties kažkokia kita informacija pasidalinsi, bet jisai pamatys, kad, okei, ar ne? Ir tai užtrunka. Ir tai užtrukt gali metus. Taip. Tol, kol tas žmogus, galbūt jam dabar šiai dienai nereikia tavo Bet jisai tave atsimins. Bet kai jam prireiks, jisai atsimins, kad tu esi. Ir čia aš priminsiu, ką mes kalbėjom praeitą kartą dėl to skaičiaus. Ir mano, pavyzdžiui, siekiamybė nuo mano studijų net laikų niekada nebuvo didžiulis kažkoks tai skaičius dėl šito dalyko. Dėl to, kad aš suvokiu, kad man, pavyzdžiui, vertybiškai ryšys yra svarbus. Tam, kad aš pati pasitikėčiau, man reikia pažinti. Tam, kad aš suprasčiau kitą, man reikia irgi su juo susipažinti. Ir tu tam turi skirti laiko.
O jo yra ribotas kiekis. Ir aš, žinok, net bijojau turėti, galvoju, Dieve, kad tik taip ir nenutiktų, žinai, nes man mintis buvo tokios, oh my god, tai kiek ateis tada ten tų žinučių, tai visiems reikės atsakyti, tai, nes man tai rūpi, aš negaliu neatsakyti, pavyzdžiui. Neatsakinėja. O trumpai man neišeina, nes man reikia kažkaip, tai man jau svarbu, čia santykiai, žinai. Ir man, pavyzdžiui, kadangi vertybiškai yra tai aš tikrai galiu pasakyti, kad kartais mažiau yra daugiau, nes tai tame gali būti daugiau kokybės. Tai vat skatinu, žinai, irgi kitus, nebijoti ten savo ir tų mažesnių skaičių ir nebijoti kurti to atvirumo, tai ir patiems dalintis ir kitais domėti su smalsumu, nes tas tikrasis rezultatas ir galiausiai, ko žmonės nori, pasitenkinimas iš savo veiklos, taigi per tai ateina. Būtent per šituos dalykus. Labai gerą pavyzdį vėlgi turiu šitoj vietoj, kas liečia, žinai, tą vadinkim netgi ir atgalinį ryšį. Tai lygiai taip pat turėjom klientą, kur žmogus, žinai, sako, aš labai riboju socialinius tinklus, aš noriu tenai būti, kurti, bet savo aš riboju. Nu, ta prasme, aš neinu niekur kitur, vat noriu įdėti ir išeiti. Maždaug taip, žinai, ne? Sakau, žiūrėk, bet socialiniai tinklai ir yra apie tai, ne? Socialiniai ryšiai, socialiniai tinklai, tai yra tinklas. Aš labai noriu, kad žmonės suprastų ir žiūrėtų į socialinius tinklus kaip į galimybę networkinti. Tai yra virtualus networkingas. Ką mes matom šiai dienai networkingo rezultatą. Mes sukūrėm ryšį, mes kūrėm projektą, ne, darom, bet kažkas gimė naujo. Ir aš tokių pavyzdžių savyje turiu ne vieną su būtent pažintimis, ne, instagraminėmis, bet labai nemažas procentas žmonių nori kurti, bet nieko neduoti. Nenoriu eiti komentuoti, nenoriu ten praleisti daug laiko, aš maždaug, žinai, aš detoksikuojuosi nuo social medijos, bet kuriu. Man natūraliai iš karto, žinai, what the fuck. Nu, tiesiog, tu nori, kad tau komentuotų, kad iš tavęs pirktų, kad su tavimi eitų į kontaktą, bet tu to nenori duoti. Tai, žinai, turiu patarimą tokiems žmonėms ir sakau, gerai, jeigu jūs ten įsivaizduojat, kad jums reikia praleisti visą dieną socialiniuose tinkluose, nu tai taip nėra. Aš realiai pati irgi nepraleidžiu ten daug laiko apart žinučių, nes dažnu atveju tiesiog bendraujam su Kristina, bet pas mus voice message'ai dažniausiai, žinai, ir panašiai. Tai sakau, žiūrėkit, turit kažkokį rytinį ritualą, kaip pavyzdys, ne, nu, tarkim, geria ten kavą, arbatą, mačą, nu, kas madinga dabar. Visi mačą geria. Banga. Žinai, aš tai kavo žmogus. Aš irgi. Va. Tai, žinai, geriat kavą, nu, tarkim, turit ten tas 15 minučių. Nueikit, pasidomėkit kitais profiliais, pažiūrėkit, ką jūsų kolegos daro. Aš nemėgstu sakyti konkurentai. Kolegos. Ką Lietuva yra per maža, kad mes konkurentais laikytumėmės. Čia yra kita tema, bet geriau pasižiūrėkit kaip į kolegas, kad būtų va, tokie projektai. Nes čia tik dėl to, kad mes vieną kitą žiūrėjom ir komentavom, žinai, ir rašėm. Okay. Ir, žinai, skirkit laiko, bet, žinai, vat, kaip tu ir pasakei, su tuo nuoširdžiu smalsumu. Ir domėjimu. Nesufeikiniu, kad, žinai, man dabar čia sakė, kad aš turiu komentuoti, aš nueisiu ten 10 profilių, sudėsiu širdelių. O čia, žinok, yra patarimas tam tikrose strategijose įlįsti pas visus sekėjus ir sudėti širdelės ir parašyti po komentarą. Žinau, kad tai yra strategija ir apie tai aš beje stories paskutinius irgi kėliau vakar. Kai žiūrėsi, tai bus ne vakar jau. Highlight'ose išsaugos. Tu greitai mokaisi. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi, ne? Tai žodžiu, ir kad tai būtų natūralus smalsumas. Natūraliai su noru pasidomėti, pasmalsauti, pakomentuoti, nes per tai jūs atras potencialus jūsų klientai, per tai jūs užmegsite ryšius, per tą natūralų smalsumą, o kas tame žmoguje galbūt jūs patraukia. Tiesiog atsiranda ryšio kūrimas ir socialinis tas ryšių užmezgimas. Jeigu jūs nenorit to daryti, nes vėlgi prieš metus, man atrodo, grinai prieš metus buvo mada turėti daug sekėjų ir atsekti visus.
Aha. Buvo. Atsiminiau net, kas. Aš ant tiek didelis, kad tiesiog atseku visus. Dar ir šiemet buvo porą atvejų, mačiau. Jo, tai čia jau vėlgi, kaip aš sakau, kita tema, bet aš turiu šiek tiek kitokią nuomonę apie tai, bet manau, kad mes apie tai tiesiog įrašysim galbūt atskirą epizodą. Jo. Išsineškit šitą smalsumo elementą visur. Net kai aš su konfliktais, tarkim, dirbu ar ne, tai yra irgi raktas į konflikto sprendimą. Nes kai žmogus yra įsitikinęs ar ne tuo, ką sako, ir yra vienas tas dominuojantis kalbantis, nėra galimybės išgirsti, ką sako kitas. Nėra taip. Tada aš varau ir kaip tu sakai, aš atėjau, įdėjau, duris uždariau, išėjau ir ten jau jie tegu kažką tai daro. Tai įsijungus smalsumą, stebint kitą žmogų ir net jeigu tu jo nesupranti, taip ir pasakyti, ar ne, kad aš tikrai nesuprantu, bet aš noriu suprasti. Aš noriu suprasti, kodėl man dabar nepavyksta tavęs pasiekti. Per tai, kaip aš save išreiškiu, ne? Aš nesuprantu ir noriu suprasti, kodėl, tai iššaukia, tam tikrą reakciją. Ne kad, trigeris, bet, ką aš padariau, nes aš irgi esu impulso siuntėjas, vadinasi, į mane kažkaip reaguoja. Taip, ta reakcija, bet kokia atveju yra asmeniška, bet pabandykim su smalsumu žiūrėti. Darbe, asmeniniuose santykiuose su vaikais, santykiuose su auditorija. Mes į bet kokią situaciją arba į bet ką visiškai skirtingai reaguojam ir visiškai skirtingai suprantam ir visiškai skirtingai tą situaciją, problemą ar dar kažkokį kitą dalyką analizuojam ir iš savo varpinės mes tik tai galim spėti, ką kitas žmogus galvoja. Tai va čia ir tiek santykiuose turbūt, tiek ir versle, tu irgi turi suprasti tą kitą žmogų ir labai gerai sakot, kad su tuo smalsumu, nes tik tai taip tu gali suprasti ir tai, ką tu gali pasiūlyti žmogui. Tik tai taip. Čia nėra kito būdo. Ta prasme, neišradinėkim kažko, kas, Dviratis išrastas. Jau išrastas, imkite. Ir kelnių per galvą neužsimausi. Ir problema ne tai, kad dviračio nėra, ne, kai sako, bet jisai yra, tai prisėskite ir išmokite juo važiuoti. Tiesiog mokykite, slavinkite, tai yra išlavinamas įgūdis. Tas domėjimasis, tarp kitko, klausimų uždavimas, pokalbio valdymas, tai yra tam tikros technikos, galima išlavinti, galima išmokti, tikrai, tik tam reikia noro. Ir visai pabaigai aptarti norėčiau, kad išeitume mes davusios žmonėms, kurie turi verslus, solo verslus, kaip reikėtų gauti iš kliento atgalinį ryšį ir kaip jį priimti. Kaip gauti, jeigu klausimas kaip gauti, tai žinok tiesiogiai, nes žmonės, kaip tu sakei iš pradžių, kad jie bijo kalbėti ir bijo pasirodyti, jie lygiai taip pat bijo paprašyti grįžtamo ryšio. Mes lietuviai, supraskim, yra toksai dalykas, dalinamės neigiamam patirtim labai greitai, teigiamas kažkodėl tai esam linkę pasilikti savo. Aš žinau, kodėl. Ne? Todėl, kad jeigu tu pasakysi kažką gero, tai visi ateis pas jį ir tau vietos nebebus. Auč, tą specialistą. Tai sako, aš nesakysiu. Jo. Esu girdėjus. Labai dažnai. Ir labai dažnai. Labai dažnai. Ir tas momentas toksai, kad taip, tuos gerus dalykus žmonės linkę pasilikti yra savo, bet iš tikrųjų dar yra vienas įsitikinimas, kad jeigu man tenai nepasakė ir atsiliepimo kažkokio neparašė, tai buvo negerai. Kartais tikrai žmogus apskritai užsimiršta, užsibėga, pamiršta. Ne dėl to, kad nepatiko. Aš tai sakyčiau tiesiog paimti ir pasiklausti. Aš, pavyzdžiui, savo darbe ir mano kolegos, kaučeriai, mes po santykio, po kontakto, bet kokio, nesvarbu kokia ten ta tema, tikrai užduodam ir aš užduodu klausimą, ką vertingiausia išsineši iš šito pokalbio. Ar tai yra mokymai, ar tai yra paskaita, ar tai seminaras, ar tai sesija, ar tai kažkoks pokalbis. Ir tai leidžia irgi suprasti, kas tam žmogui buvo vertinga, nes aš gal visai kitus dalykus įsivaizdavau, bet kai jo paklausi, vėl tu parodai, kad rūpi ir tai leidžia tau jį geriau pažinti. O kad priimti kažkokius ir galbūt neigiamus dalykus, tai reikia irgi sugebėti, išlaviruoti ir mokėti kartais paklausti netgi, o ką aš galėčiau kitą kartą patobulinti, kaip aš galėčiau padaryti geriau. Tai čia mano būtų toks irgi atsakas, į kritiką, nes labai lengva yra pakomentuoti, kad čia buvo negerai, čia buvo lievai. Gerai, kokių turi pasiūlymų, kas konkrečiai, ir žinok, aš esu parašius irgi į vieną
vieną tokį komentarą po straipsnio, gavau ten tokį, oi, tai čia negaliu klausytis, tai čia leidžia savo kalbėti, čia tokios kažkokios. Ir aš paklausiau, sakau, gal galite nurodyti, vat, kas konkrečiai, kuri pokalbio dalis ar kuri frazė, nu, vat, jums sukėlė tokią reakciją. Atsakymo nėra iki šiol. 2 metai praėjo. Tai, žinai, Tiesa, kažkur anapus. Jo, žmogus galvoja. Tai irgi nepulti reaguoti emocionaliai, bet sugebėti išsitraukti tai, ko tau reikia. Nu tai kas konkrečiai? Jeigu tu turi idėjų, kaip padaryti geriau ir man dabar aktualu, pasakyk, aš kažką gal irgi iš to pasimsiu. Nu, bet jeigu tikslas yra tik tai čia atvaryti. Ir labai dažnai tas tikslas yra išsivemti, ne tiek, kad pasakyti kažką labai konstruktyvaus, kaip sakau, ta konstruktyvi kritika, bet va šitoj vietoje apie feedbacką mes net ir savo klientus mokom irgi turėti. Žinai, kas yra, labai dažnai sako, aš sako, neklausiu feedbacko, nu ten nežinau, paimkim, tarkim, vizažas. Padariau makiažą ir man ten paspaudė Facebook'e 5 žvaigždutes ir parašė ačiū, buvo gerai, arba ten dar kažkas. Kas yra gerai? Vienam yra gerai, kitam yra blogai. Ta prasme, ką žodis reiškia gerai? Ką žmogus išsinešė, ką jisai gavo, koks jo lūkestis buvo. Tai netgi turėti 3-5 klausimus, priklausomai nuo to, kokią paslaugą žmogus atlieka, kas jam yra svarbu sužinoti. Ir netgi įtraukti tai, kas galbūt galėtų būti geriau, nu, va, tarkim, kitą kartą galiu patobulinti. Taip. Ir va čia jau yra konstruktyvus feedbackas. Taip. Nes kas yra buvo gerai? Arba man patiko. Ar jums patiko šitas epizodas? Teoriškai galiu pasakyti, kaip veikia smegenys ir kaip refleksiją reikia atlikinėti, ar ne? Visų pirma, reikia įsigilinti, tai kokią tu emociją turėjai ir tik paskui klausti kitų klausimų, nes labai dažnai, kai mes tiesiog paklausiam, kaip tau ten kažkas, buvo gerai, man patiko. Ja. Tai nėra tai, ką tu išsineši, tai yra tiesiog emocija. Taip. Net ir, pavyzdžiui, santykių, ar ten kažkoks konfliktas, darbe, dar kažkur buvo, ar ten, kažkas, ar ne. Mes dažniausiai po kurio laiko, pavyzdžiui, net seminare, aš mokykloje, labai daug seminarų irgi pas mus ateidavo, vesdavo lektoriai. Ką aš dabar apie juos galiu pasakyti? Jo, man labai patiko. Apie ką jie buvo? Aš neatsimenu, nes tai buvo prieš 15 metų, gal, žinai. Bet jo, man ta emocija, aš ją atsimenu, kad jinai faina, bet aš daugiau apie tai nieko pasakyti nebegaliu. Tai atskirti tuos dalykus ir paklausti konkrečių klausimų, kas tau yra svarbu, kad tu galėtum patobulinti savo paslaugą. Tai iš esmės, kaip ir viską pasakėm, pagrindinis dalykas, ar ne, domėjimasis ir smalsumas ir tam, kad jį išreikšti, mokytis, uždavinėti tinkamus, teisingus ir patiem naudą atnešančius klausimus. Tiesiog. Ir irgi apie tą klausimą, kaip man gauti, tai visų pirma duoti. Tikrai. Nes jeigu aš neduodu, aš tada negaunu atgal. Jeigu aš tik tai noriu gauti, čia mes, sakau, egoistai žmonės, bet reikia pagalvoti, kad jeigu aš nenoriu duoti, tai tas kitas irgi nenori man duoti. Taip, tiesiog. Tai šiandien tiek, ačiū merginos už nuostabų pokalbį ir aš tada paprašysiu mūsų žiūrovų pasakyti, ką konkrečiai išsinešate iš šio pokalbio. Vertingo. Ir labai vertingo. Ir ką mes galim užduokit klausimus, kas buvo neaišku, temas, kurios jums rūpi, įdomios ir mes galėsime į tai sureaguoti. Ir pačiai pabaigai, tai čia galėtų būti jūsų reklama. Iki kitų kartų.